Apie ką esu? Apie ką tu? Aš esu visiškai tikra, kad žmogus pats atsakingas už savievoliuciją. Ir mano didžiausia aistra yra kurti metodus, įrankius, kelius, kaip pereiti į aukštesnę savo vystymosi stadiją. Pradedu nuo savęs visada. Tai, kas pasiteisina, kas man atrodo veikia, keliauja plačiau. Tai va su šito kontekstu, kokiais klausimais pas tave gali ateiti žmonės ar verslai? Taip jau įprasta, kad pas mane dažniausiai ateina ir žmonės, ir verslai, kuomet ateina mokytis kalbėti, arba ateina mokytis atrasti naujo bendravimo būdo, naujo kūrybos metodų, kaip santykiauti su pasauliu. Kaip taisyklė, visi mano sistemoje taip veikia, kad visi pirmiausia atranda santykį su savim. O per tą santykį su savim jau plečiasi tų žmonių mąstymo paradigmos, atsiranda nauji mąstymo modeliai, dūžta senos taisyklės, seni mąstymo modeliai ir mano laimiai ir įdomumai daugelis žmonių pasilieka. Na, ne amžinai, bet lieka su manim.